Kas yra svarbiausias šio įvykio reikšmė jums? Man atrodo, kad svarbiausias šio įvykio reikšmė yra tas, kad pareiškimas, kad žmogus įsikovojo savo laisvę pačia sunkiausia priemonė, eidamas per Sibirą, eidamas per kalėjimus ir nukentėjęs čia prie Amerikos pakraščių. Ir tuo būdu jis išgarsino Lietuvos visos laisvės reikalą, kad visi lietuviai reiškėsi, nori šitos laisvės ir siekia. Jis tapo laisvės simboliu, ieškojančios laisvės simboliu. Kokį patarimą duotumėt Kudirkai, jeigu su juo asmeniškai kalbėtumėt apie prisitaikymą Lietuvių Amerikos gyvenime? Jūs manot, prisitaikymą Amerikos gyvenimui yra labai paprastas. Pirmiausia, reikia tapti Amerikos gyventoju, kad galėtum Amerikos gyvenimui prisitaikyti ir gyventi tuo gyvenimu, kuris yra, bet neužmirštant tuo, kas esi. Nes Amerika yra taip kaip žmogaus, kas skaičiau, yra gražus paveikslas, kuris nutapytas iš daug gražių spalvų. Ir viena spalva yra lietuvių tautinė spalva, kuri rodo mūsų Amerikoje įnašą ir kai čia gyventojų. O specifiniai lietuvių tarpe? Aš manau, kad prisitaikyti jam nebus sunku. Dėl to, kad žmogus, kuris ryžtasi tokiam žygiui, jam nesunku yra prisitaikinti prie bet kokių gyvenimo sąlygų. Labai dėkui.